Labas, penktadienio vakaras. Kaip ir kiekvieną penktadienį ir vėl skaitome toliau knygą, Rabindranato Maharadžo knygą Vieno guru mirtis. Štai šito. Rabindranato sutrumpintai Rabio. Tai yra mūsų brolis Jėzuje Kristuje atsivertęs į gyvąjį tikrąjį Dievą, Jėzų Kristų, bet jis kadaise seniau buvo indusas, hinduizmo religijai labai atsidavęs, labai pasišventęs, daug ten pasiekęs, uoliai besilaikęs visų hinduizmo, ten tų apeigų, tradicijų ir taip toliau. Tai jis savo pasakojimą šitoje knygoje dėsto pradedant nuo vaikystės, iki sužinosime, kaip jis atsivertė, kaip tokiam užkietėjusiam indusui, tokiam giliai panirusiam į hinduizmo religiją, praktikuojančiam tą hinduizmą, kaip jam atsiversti į Jėzų Kristų, kaip. Taigi dabar šiandien skaitysime nuo tos vietos, kur sustojame praeitą penktadienį. Praeitas penktadienis buvo 4. šitos knygos skaitimas. Jeigu jūs nesiklausėte ankstesnių skaitimų, tai turbūt lengviausia būtų susirasti ankstesnės dalis YouTube kanale Giedrė Paliulienė. Ten yra grojaraštis, kuris vadinasi Knyga Vieno guru mirtis. Ir ten aš sukeliu visus įrašus, visi kartu jie ten yra. O šiandien jau 5, ar ne? Atrodo, kad 5 tas skaitimas yra, skaitome toliau. Ir vat užbaigėme ties tuo, kaip į Indiją išvyko Rabio mamytė. Rabiui, tam berniukui, maždaug 8 metai, tėtis miręs, mama išvyksta į Indiją tam, kad mirusio tėvo sudeginto kūno pelenus į Gangą išpiltų. Ir berniukas, jos sūnus Rabis, niekaip nenori paleisti mamytės. Jis palydėjo ją iki pat laivo kajutės ir stipriai įsikabino į rankeną tos kajutės ir maldavo mamytės ir reikalavo, kad jį pasimtų kartu į Indiją. Bet dėdės jį vos ne vos atplėšė nuo tos durų rankenos. Ir va kaip ten baigėsi. Koks atsisveikinimas. Buvusi kovos dvasia dabar mane apleido. Stovėjau ten raudodamas, pro ašaras negalėdamas įžiūrėti mojuojančios motinos, laivui irantis iš uosto. Visą kelią iki namų verkiau. Buvau nepaguodžiamas. Vakare verkdamas užmigau. Kitą dieną atsisakiau valgyti ir bandomas nuraminti, tik isteriškai verkiau. Toks vaiko maištas, toks pasipriešinimas. Tėtis mirė, mamytė išvyko į Indiją, o jis liko su močiute, kurią švelniai vadino Ma, ir su teta Revate, ir dar ten dėdės, pusseserės, pusbroliai, bet vis dėlto, jam to trūko mamos. Žinojau, kad turiu tyliai nusilenkti savo karmai. Indusai tiki karmą, kad tu ką užsidirbai ankstesniuose gyvenimuose, kiek ten tu gyvenai tų gyvenimų, ta tu dabar ir turi gyventi va čia. Jie taip tiki, kad vyksta reinkarnacija, žmogus numiršta ir persikūnija į kažką kitą, gal į gyvūną, gal į žolę, gal į medį, gal į paukštį. Ir vėl persikūnija, ir vėl, ir kaip jis ten geras ar blogas būna, ką jis užsidirba, tą sekančiam gyvenime turi gyventi. Tai vat jisai taip tiki vaikas ir sako,
Žinojau, kad turiu tyliai nusilenkti savo karmai, va taip man skirta, taip turiu gyventi. Bet buvau tik mažas berniukas, labai mažas berniukas, kuriam reikėjo meilės, tokios meilės, kurią gali duoti tik motina. Niekada jos nebepamatysiu. Šis klaikus įsitikinimas stiprėjo su kiekvienu konvulsyviu verksmu. Ir čia skyriaus pabaiga, o šiandien jau pradedama kitą skyrių skaityti, kuris vadinasi Karma ir likimas. Tu turi mokytis kantrybės, Rabi. Tai svarbiausia ir sunkiausia. Bet kaip mamytė galėjo sakyti, kad ji greit vėl grįš? Jau 2 metai, o laiške ji vėl sako kitais metais. Tai reiškia, čia berniukas Rabis kalbasi su savo močiute, kuri jį moko, kaip reikia kantrybės laikytis. O jis sako, mamytė ir tada, kai rašė, sakė kitais metais, ir pernai rašė kitais metais, ir šiemet jinai vėl rašo, kad kitais metais grįž. Kaip jin taip, vis kitais metais, o tie metai jau 2 praėjo. Vis dar tvirtinau savo draugams, kad ji grįž kitais metais, bet jau ir pats tuo pradėjau nebetikėti, sako Rabis. Nanė, tai močiutė, arba arba nanė, ji taip vadinama, sėdėjo savo kėdėje prie lango, kur kas rytą ją aplankydavau. Kas kartą žemai nusilenkdavau jai, laikydamas vieną priešais kitą sudėtus delnus. Taip indusai nusilenkia. Ir atsisėsdavau prieš ją sukryžiuotomis kojomis ant žemės. Jos pirštai vikriai skraidė ties sudėtingu siuviniu, prie kurio ji praleisdavo daug valandų. Daugybę siuvinių ji paskui išdalindavo. Aukštyn nuo klubų paralyžiuota poliomelito ir daugybės šaltų naktų, kurias dėl nanos žiaurumo, dėl senelio, kuris jau numiręs, jos vyro žiaurumo, turėjo praleisti lauke po mango medžiu, ji pakėlė skausmingą dalę, niekad nesiskųsdama. Taip, visose namuose ji buvo linksmiausia. Prireikus paguodos ir patarimo visada eidavau pas ją. Nors jinai ir paralyžiuota nuo jos mens į viršų, nors tiek iškentėjusi, bet kažkaip jinai linksmiausia ir tokia kitus guodžianti močiutė buvo. Kantrybės, Rabi, kantrybės, atsakė ji. Mums visiems trūksta tavo motinos, bet ji gavo stipendiją studijuoti viename iš Benareso universitetų Indijoje. Tu nežinai, kad prieš ištekėdama ji norėjo studijuoti. Dabar tai jos karma, priešginiauti niekas negali. Kaip tu manai, ar kitais metais mamytė sugrįž, paklausiau ją. Niekada neprarask tikėjimo motina ir bet kuo kitu, atsakė ji švelniai. Šiandien ji ketina grįžti kitais metais. Bet jeigu negrįž, žinok, kad tam yra priežastis. Kantriai sutik su tuo. Tai buvo patarimas, kurio netaip lengva pasiekti, sako Rabis. Buvo tokia švelni, niekada nei vieno aštraus žodžio, nei mažiausio ženklo pykčio, skirtingai nuo kitų namiškių. Ji buvo taikytoja per visus šeimos ginčus, kurie kartais būdavo tokie karšti, jog atrodydavo, kad pikta nanos dvasia gundo jo palikuonis bartis. Malonus būdas buvo kaip balzamas žaizdoms. Nana ne visada buvo valdingas žmogus, apie tą savo numirusį senelį, kuris buvo, tikrai demonų apsėstas. Gal neapsėstas, bet bent jau užvaldomas, bent jau tarpais tikrai jį labai užvaldydavo demonai ir mes jau skaitėme užpraeitą skaitimą atrodo ir dabar Rabis atsimena, kad Nana ne visada buvo valdingas žmogus. Kartais jis būdavo gerumo įsikūnijimas. Skolindavo pinigų vargšams,
net juodaodžiams, kuriuos dauguma indusų niekina, nes indusai tiki, kad žemiausios kastos žmonės mažiausiai gerbtini, tai tie, kurių oda jau pati tamsiausia. Kuo oda tamsesnė, tuo žemesnė žmogaus kasta. Tuo jis mažiau vertas ten kažko, pagarbos ir taip toliau. Tai va, net tokiems tas senelis Nana vis dėlto skolindavo pinigų. Nana buvo jų nepaprastai gerbiamas draugas ir geradarys. Kartais jis iš verandos saujomis mėtydavo priešais parduotuvę sidabrinės monetas, pasigėrėjimui vaikų ir darbininkų iš artimiausių laukų. Tada šie pešdavosi dėl pinigų, lyg tie būtų kritę iš dangaus. Nana taip pat buvo pirmas iš daugelio turėjęs radiją. Didelį brangų modelį atvežtą iš Jungtinių valstijų. Dažnai kilniadvasiškai jis leisdavo ir kitiems džiaugtis šią stebuklingą dėžę. Jie gyvena Trinidade. Trinidadas tai tokia sala, kur daug atvykėlių iš Indijos, nors ta Indija toli, bet dėl vargo iš Indijos kai kas ieškodamas darbo emigravo į Trinidado salą šalia Venesuelos. Bet ir ta Trinidadas toks, gan vargšiška vieta tokia. Vat, ir čia ypač dar ankstesniais metais, kai radijo niekas neturėdavo, senelis tas vienas iš pirmųjų turėjo ir visiems kaip stebuklas ta radija buvo. Čia net neina kalba, kad kažkas ten televizorių ar internetą ar radijas stebuklas buvo. Dažnai senelis kilniadvasiškai leisdavo ir kitiems džiaugtis šią stebuklingą dėžę. Tada gyvenamajame kambaryje eilėmis sustatydavo kėdes. Būdavo sukviečiami kaimynai, pirkėjai, draugai ir giminės ir radijas paleidžiamas visų garsu. Tai būdavo lyg kinas be ekrano. Bešališkai jis suteikdavo didelę garbę dalyvauti ir vargšams, ir turtuoliams, va koksai būdavo tas senelis. Ir kiekvienas stebėdavosi šią susidomėjimą keliančią dėžę radiją. Tačiau blogoji Nanos pusė atrodo esanti paviršiau. Be įspėjimo ji išsiverždavo ta blogoji jo pusė pirmapradžiu staigumu. Tada jis, senelis, galėjo palikti apačioje parduotuvę, ten stovinčius pirkėjus, užlėkti laiptais į butą ir čiupę sodinį diržą iš pykčio imti visus mušti. Va taip, tai čia demonų prasiveržimas. Tik manęs jis niekada nelietė, sako berniukas. Kodėl jis taip darydavo, paaiškinti niekas negalėjo. Priimdavo tai kaip jo karma. Indusai viską aiškina, kad tokia karma, todėl jis taip ir daro. Kuo jis dar turėjo atsiteisti už savo ankstesnį gyvenimą? Atseit. Indusų mitologijoje daug demonų, kurie skiria blogą karmą. Kartais Nana atrodydavo užvaldytas vieno iš blogiausių demonų, kuris galėjo jį vienu akimirksniu iš dženklio paversti haidu. Reiškia, iš tokio labai jau geriečio paversti visišku blogiečiu. Buvo šnipždamasi, kad dvasios, saugančios jo turtą, esą paėmusios jo sielą savo valdžion. Nes pykčio protrukiai, kurie būdavo lydimi baisios jėgos ir klastos, atrodė turi kažką antgamtišką. Tačiau jis buvo religingas žmogus. Kiekvieną rytą ir kiekvieną vakarą jis atlikdavo savo apeigas ir maldas ir sukviesdavo visus vaikus iš eilės kalbėti indusų bhadžansą ir mantrą. Nors po to, kai Nanė tapo luoša,
Nana paėmė savo antrą žmoną. Kartais su Ma jis elgdavosi be galo maloniai su savo ta žmona luoša. Jis būtų įstengęs visą turtą išleisti, kad tik vėl matytų ją sveiką. Jis gabendavo ją pas panditus, kurie buvo specializavęsi gydyti, ir pas Obeach vyrus, kažkokius hinduizmo tuos ten gydytojus, ir pas visokiausius magus, bei gydytojus didelėje Port of Spaino ligoninėje. O kartą net vieną katalikų maldininkų kelionių vietą vežė savo žmoną. Bet nei pinigai, nei dvasios negalėjo suteikti jai jokio pagerėjimo. Ma liko paralyžiuota nuo klubų aukštyn. Tik su didžiausiu vargu ji galėjo slinkti grindimis. Vaikai švelniai nešiojo Ma į jos vietą prie lango, į valgomąjį prie stalo arba į gyvenamąjį kambarį, atėjusi svečius draugams arba panditui. Dažniausiai Ma sėdėdavo savo mėgstamoje vietoje, kur galėjo žvalgytis pro kokoso palmes, cukrašvendrių laukus ir mangrovijų pelkę iki įlankos apačioje. Kartkartėmis jį pakeldavo akis nuo siuvinio ir stebėdavo margus drugius bei paukščius, skraidančius iš medžio į medį arba aukštai traukiančius savo keliu. Port of Spaino ligoninėje Ma iš kažkur gavo Bibliją. Induse gavo Bibliją. Ji ėmė vis labiau branginti šią uždraustą knygą. Pas juos Biblija buvo uždrausta. Hinduizmas, draudė jiems turėti Bibliją. Gal netgi visoje saloje tai buvo draudžiama. Ji ėmė vis labiau branginti šią uždraustą knygą, ypač psalmes. Bet kai Nana, senelis, sučiupo ją slapta iš Biblijos skaitant vaikams, jį apėmė nesuvaldomas pyktis. Aš tave išmokysiu platinti krikščionių melus mano namuose, subliuvo jis hindi kalba ir nusiplėšęs diržą ėmė mušti ją iš visų jėgų. Tai jeigu jis valdomas piktųjų dvasių, tai aišku, kad jis labai nekenčia Biblijos. Tai žinoma, kad taip. Paskui sugriebė moterį, kai jau primušė su tuo diržu, sugriebė moterį savo stipriomis rankomis, išnešė į verandą ir nusvedė laiptais žemyn. Kol ji ten gulėjo dejuodama iš skausmo, Nana suplėšė nekenčiamą knygą į skutus ir išmetė į šiukšlių kibirą. Ma kažkaip įsigijo naują Bibliją. Jau Dievas ją vedė. Ir jis vėl žiauriai moterį sumušė ir numetė žemyn nuo tų pačių laiptų vėl. Tokie persekiojimai tiems, kas norėdavo Bibliją slapta paskaityti. Dėl visai kitų priežasčių pateko nemalonėn ir Nanos antroji žmona ir buvo išvaryta iš namų. O Nanė buvo paralyžiuota ir negalėjo pabėgti. Ji kantriai kentė tokį žiaurų elgesį, kaip skirta karma. Kodėl jis skaitė tą indusų neapkenčiamą krikščionių knygą, man buvo paslaptis, sako rabis. Tas berniukas jam tada buvo apie 10 metų, nesuprato, kodėl močiutė tą tokią baisią knygą skaito. Kai kartą vienas panditas pacitavo kažką iš Biblijos, mano pykčiui nebuvo ribų, irgi siaubingai supyko. Jis žavėjosi Rama Krišna, garsiuoju Kali garbintoju ir mokytoju Vivekananda, kuris įkūrė Vedantos draugiją. Jis taip pat kaip ir Ma tikėjo, kad visos religijos turinčios ką nors teisinga.
ir kad todėl jų sekėjai galėsia būti nuvesti pas Brahmaną. Na, kai aš bendraudavau su hinduistais, tai jo, ten taip ir būdavo sakoma, kad visi keliai veda ten pat. Sako, yra kalnas ir ar iš tos kalno pusės tu lipsi į viršų, ar iš tos vis tiek tu į viršų nulipsi, jokia skirtuma ten, kokiu keliu tu eisi, vis tiek ten pat nueisi, bet krišnaizmas tai teisingiausias kelias, taip sakydavo. Aš buvau per daug fanatiškas indusas, sako rabis, kad tuo tikėčiau, kad visi keliai veda ten pat. Man iš vis nepatiko skaityti Gitoje, toje netgi indusų šventraščio knygoje, kad visi keliai veda pas viešpatį Krišną. Bet turėjau tikėti, nes tai sakė Gita, jau ta šventraštis jų. Tačiau guodžiausi tuo, kad mano religija geriausias kelias. Tai buvo vienintelis dalykas, dėl kurio nesutikau su močiute. Bet mes apie tai niekuomet nesikalbėdavome. Teta Revatė buvo griežta indusė. Ji Biblijos neskaitė. Teta Revatė tai jo mamos sesuo, kurios vyras irgi buvo jai labai žiaurus indusas, labai žiaurus, paskui prasigėrė, mirė. Ir jinai atsikraustė su visais savo vaikais į tuos namus. Dar ir dar kartą skaityk Bhagavad Gita. Buvo jos nuolatinis patarimas man. Dėl jos religinio gyvenimo žiūrėjau į ją rimtai. Ji bandė atstoti man motiną ir mokė vedų, ypač Vedantos, savo mėgstamiausios knygos. Sutikau su viskuo, ką sakė šventieji raštai, hinduizmo šventieji raštai, nors daug kas atrodė prieštaringa. Mano sąmonėje buvo įsitvirtinusi tiesa, kad Dievas visada buvo ir kad jis viską sukūrė, va kaip berniukui atrodė, visai teisingai atrodė. Man taip sąmoniai sako buvo, kad Dievas visada buvo ir kad jis viską sukūrė. Tačiau hinduizmo šventieji raštai Vedos mokė, kad kažkada nebuvo nieko ir netgi tas Brahmanas kilo iš nieko. Netgi Dievas pats kilo iš nieko, va kaip hinduizmo Vedos mokė. To net Gosinė nemokėjo susijęti su Krišnos pasakymu Gitoje, ko nėra, to negali būti niekada. Toks prieštaravimas. Viename hinduizmo šventraštyje parašyta, kad kažkada nebuvo nieko, o kitame hinduizmo šventraštyje jau viešpats Dievas Krišna sako, ko nėra, to negali būti niekada. Tai reiškia niekas ir neatsiras iš nieko. Tai prieštaravimai. Ir netgi 10-metis berniukas svarstė, kaip taip gali būti. Tai liko mislė, sako rabis. Dievo suvokimas, kurio mokė hinduizmas, kad lapas, vabalas, žvaigždė yra Dievas. Vadinasi, Brahmanas yra viskas. Ir viskas yra Brahmanas, nesutapo su mano Dievo suvokimu, sako rabis. Kuris greičiau sakė, tas jo Dievo suvokimas greičiau sakė, kad Dievas yra ne visatos dalis, o jos kūrėjas. Kaip berniukui Dievas davė taip nujausti, kad Dievas tai kūrėjas, o ne kiekvienam kūrinyje esantis kūrinio dalis. Kad jis aukštesnis už mane, va kaip jo viduje buvo. Ir manyje negyvena, o hinduizmas sako, kad gyvena, kad kiekviename kūrinyje, kiekviename daikte Dievas gyvena. O berniukui atrodė, ne, Dievas sukūrė viską, o ne visur yra, ne kiekviename gyvena. Teta Revatė ir Gosinė, tas senelis Gosinė, aiškino man, kad aš, kaip ir kiekvienas žmogus, esąs Majos auka. Maja tai iliuzija, toks
neteisingas visko supratimas. Ir kad tu, sako, kaip ir visi, esi to neteisingo supratimo auka. Klaidingo tikrovės suvokimo, apėmusio visus, kurie dar nėra apšviesti. Buvau pasiryžęs pralaužti šią nežinojimo tamsą. Mano tėvas kovojo ir nugalėjo vaizdinį, kad yra atskirtas nuo Brahmano, ir aš norėjau padaryti kaip jis. Po savo tėvo mirties tapau mėgstamu objektu rankos linijų aiškintojams, astrologams ir pranašautojams, kurie dažnai pas mus užeidavo. Hinduizme labai praktikuojama būrimas iš delno linijų, astrologija, pranašautojai tie visokie. Mūsų šeimoje be astrologų patarimų nebuvo sprendžiama nieko svarbaus. Todėl buvo svarbu, kad ir mano ateitis būtų patvirtinta tokiu būdu. Būtų beprasmiška siekti ko nors, ko žvaigždės neskyrė, va kaip jie tiki. Todėl didelis padrąsinimas buvo sužinoti, kad rankos linijos, planetos ir žvaigždės vieningai skelbia, jog iškilsiu į didžius indusų vadus. Jogas, guru, panditas, sanijasis, vyriausiasis kunigas šventykloje, šie pranašavimai mane visai nuramino. Kokia didinga jo ateitis laukia, žiūrint hinduizmo požiūriu. Ypač gabi rankos linijų aiškintoja gyveno Majoje, mažame miestelyje, apie 7 mylias nuo mūsų. Iš visos salos plaukė žmonės pas tą gražiąją Brahmino, arba kitaip sakant, Brahmano dukterį išgirsti ateities. Ją ypač gerbė panditai ir nuolat klausinėdavo jos patarimo. Kartą pas mus besisvečiuodama, ji įsigilino į mano delno linijas ir išpranašavo. Tu būsi garsus jogas, nesulaukęs 25 metų vesi gražią mergaitę. Ji padovanos tau 4 vaikus. Tu būsi labai turtingas. Ir nors apie 20 metų sunkiai sirgsi, dar ilgai gyvensi. Ko dar galima norėti? Iš tikrųjų, man šypsojosi dievai. Taip galvojo rabis. Mus dažnai lankė dar vienas jaunas mediumas. Mediumas tai žmogus, per kurį dvasios veikia. Jaunas brahminas ar brahmanas, kuris kaip tik paskęsdavo gilioje meditacijoje, tuoj išvysdavo šalia savęs gulint 2 kobras. Va, su demonais reikalai. Paskęsdavo meditacijoje ir iš karto šalia jo 2 kobros. Va, koks dvasių pasaulis. Jis buvo įsimylėjęs tetą Revatę ir turėjo vilties ją vesti. Šio garsaus pandito pranašavimai buvo taip pat daug žadantis. Jie buvo laikomi neklaidingais. Jis turėjo magiškų jėgų, kuriomis buvo išgydęs sunkiai sergančius žmones. Netgi piktųjų dvasių pagalba galima visokius stebuklus daryti ir vyksta taip. Kas po tokių nepageidaujamų tvirtinimų galėjo... Kas po tokių nepaneigiamų tvirtinimų galėjo dar abejoti, kad mano likimas turėtų būti labai nepaprastas, kaip visada tvirtino Baba Džanghis. Taip manyje vis augo įsitikinimas, kad aš esąs pašauktas vadovaujančiam induso vaidmeniui. Neatsitiktinai gimiau garsaus jogo vyro, kurį daugelis gerbė net kaip avatarą sūnumi. Tai buvo mano patirtis. Vis gilėjantis karmos reikšmės supratimas toliau darė įtaką sprendimui, kurį galiausiai priėmiau. Rabis
būdamas 10 metų, priėmė tokį labai jau svarbų sprendimą, apie kurį dabar pasisakys. Žinoma, ankstesni gyvenimai neleido kitaip pasirinkti, jis taip tikėjo. Dabartinėje savo inkarnacijoje turėjau pradėti rimtai mokytis kunigystės. Taigi jis apsisprendė mokytis hinduizmo kunigystės, kol pasieks labai aukštą vadovaujantį vaidmenį hinduizme. Kai pranešiau, jog ateinančias vasaros atostogas noriu praleisti studijuodamas šventykloje, hinduistų šventykloje, niekas nebuvo laimingesnis už Fuvą Mohanę, tėvo pusseserę. Kaip giliai religinga moteris, svarbių apeigų metu ji sakydavo trumpą kalbą ir visada hindi kalba. Vertinau jos išmintį ir skyriau daug dėmesio jos patarimams. Po tėvo mirties ji apgaubė mane tokią pat pagarbą kaip ir jį. Ji dažnai aplankydavo ir visuomet atnešdavo man dovanų, saldumynų, drabužių arba pinigų. Braminams duoti dovaną tai patinka dievams ir teikia davėjui gerą karmą, taip pas juos tikima, kad užsidirbi savo gerą likimą. Kai tik ji patyrė apie mano pasiryžimą, atėjo manęs pasveikinti. Rabi, sušuko ji ir stipriai mane apkabino. Tavo tėvas didžiuotųsi tavimi. Į kokią šventyklą vyksi? Kur nors, kur yra svamis iš Indijos, atsakiau, sako rabis. Tuomet ašramas Durgoje yra kaip tik tai, sušuko Adži, tėvo motina, kuri buvo atėjusi su Mohane. Adži buvo apakusi nuo vieno pandito gydymo. Kartais gydymas baigdavosi taip, apakimu. Dėl to tavo tėvas Adžachas, jo tėvo vardas buvo Adžachas, rabio tėvo, paėmė, čia truputėlį atsiprašau, čia kitaip yra. Adži buvo, šita moteris teta, buvo apakusi nuo vieno pandito gydymo. Dėl to tėvo tėvas Adžachas paėmė kitą žmoną. Kaip ir daugelis turtingesnių moterų atvykusių iš Indijos, Adži buvo keliaujanti juvelyrinė parduotuvė kabutėse. Ji pati ta moteris buvo keliaujanti juvelyrinė parduotuvė. Abi jos rankos, nuo riešų iki alkūnių, buvo apmaustytos aukso ir sidabro apyrankėmis. Po kaklu puikavusi gryno aukso sagė su auksinėmis monetomis. O po vienu nosies sparneliu kabėjo aukso gėlė. Nuogų kojų čiurnas puošia lankai taip pat iš aukso ir sidabro. Kokia priešingybė ji buvo mano mylimai močiutei, kuri tik retkarčiais dėvėdavo vieną apyrankę. Tu teisi, žinoma, pritarė Fuva. Taip, svamis, kuris įkūrė tą šventyklą, tikrai geras. Jos akys spindėjo susižavėjimu. Kai tu buvai mažas berniukas, jis atvyko čionai iš Indijos. Tavo mamytė ir Revatė visur jį sekė ir dalyvavo visose pujose. Tai jeigu jau panditas atvykęs iš Indijos, svamis, mokytojas hinduizmo atvykęs iš pačios Indijos, tai jau čia lygis labai aukštas. Jis gerai dirbo šventykloje, dabartinis svamis irgi gerai dirba, jis nejuokauja. Ji uždėjo man ant galvos ranką ir pažvelgė į veidą. Jos akise spindėjo gilus pasididžiavimas, o jos balsas skambėjo kaip pranašo, kas privertė mane sudrebėti. Tu būsi didis jogas, dar didesnis negu visi laukia. Oi, pranašavo ji iškilmingai rimtai. Tikėjau ją visa širdimi, sako rabis. Tai buvo be abejo mano karma, jis taip tikėjo.
Didelė garbė būti priimtam studijuoti garsiojo Brahmačarijos Durgoje. Buvau tik 10-metis, bet garsas apie mane buvo pasklidęs plačiau nei mūsų salos daly. Dauguma banditų pažinojo ir gerbė mano tėvą ir man jie pranašavo taip pat didelę ateitį. Ne tik dėl to, kad mano tėvas buvo didis indusas, bet ir dėl to, kad ir aš pats jau išsiskyriau drausmingų religinių gyvenimų. Kiekvienas dar atsiminė didžiąją Barahi apeigą, kurią suruošė panditui 12 dienų po mano gimimo. Kažkokia apeiga reikšminga. Ir dabar rabis pasakoja, kaip jis jau būdamas 10-metis labai pasižymėjo hinduizmo religijos uolumu. Visiškai paklusau vedoms ir mano įstatymui, kažkokiam hinduizmo čia tam įstatymui. Griežtai vykdžiau 5 dukart gimusių pareigas. Atseit jau jis ten 2 kartus gimęs ir turi tas pareigas. Taip tikėjo, aukojau aukas dievams, aiškiaregiams, protėviams, paprastiems gyvuliams ir žmonijai. Vat kuom užsiiminėja rimti indusai. Vat tuom rimti atsidavę indusai. Paprastiems gyvuliams aukas aukoja aiškiaregiams, protėviams, dievams ir žmonijai. Tos aukos buvo atnašaujamos per įvairias religinės pratybas, kurios prasidėdavo saulei tekant ir baigdavosi nusileidus saulei. Nors kai kurie religingi indusai dėvėjo odinius batus ir diržus, bijojau dėvėti ką nors iš gyvo padaro odos, ypač karvės. Juk tai galėjo būti protėvio arba artimo giminaičio oda, kuris atseit atgimė į karvę. Gyvenau pagal savo religiją be kompromisų, todėl plačiai pasklido garsas apie mane kaip apie būsimą panditą. Rytais kėliausi anksti ir tojau kartodavau reikiamas mantras į Višnų. Į tokį dievą, Višnų. Viduje reikšdavau didelę pagarbą mūsų šeimos guru, mokytojui. Gilioje rimtyje kalbėdavau rytinę prisiminimo maldą, kurioje nutariau atlikti dienos darbus, vadovaujamus Višnų, tuo pripažindamas esąs vieną su Brahmanu. Vat tai tekstas kabutėse, reiškia tai cituojama. Jis apie save sakydavo taip: aš esu viešpats, niekuo nuo jo neatsiskiriantis Brahmanas, nepasidavęs jokiam trūkumui, kaip kad susikrimtimas ir baimė. Aš esu būtis, pažinimas, palaimingumas, amžinai laisvasis. O pasaulio viešpatė, visa apimanti išmintie, aukščiausioji visa apimanti dievybė, Lakšmės vyrė, o Višnų. Anksti rytą prabusdamas aš paklūstu pasauliškos būties pareigoms, o viešpatė Hišikesa, mano geidulingos būtybės valdove, su tavimi savo širdies eigoje veiksiu, kaip tu man esi paliepęs. Va kokia malda. Rytinė. Po to, prieš saulei patekant, buvo apeiginis maudymasis, švarinimosi aktas, pasiruošiant garbinimui. Kartu deklamavau Gayatri mantrą, prasidedančią 3 pasaulių apibrėžimu. Om, Bhu, Bhuva, Suvah, mes regime iškilmingą, švytinčiojo gaivintojo savitam puošnumą, tegul jis sužadina mūsų protą. Tai buvo laikoma visų mantrų mantra, esminiu išreiškimu
visos dvasinės jėgos, kurią įgyja brahminas. Šią iš Rigvedos paimtą odę saulei sakydavau 100 kartų kasdien. Odę saulei, saulės garbinimas. Odę saulei sakydavau 100 kartų kasdien, visada sanskritu, dievų kalba. Indusai taip tiki, kad ta senoji sanskrito kalba tai dievų kalba. Vertingas buvo pats kartojimas, kuom tikima hinduizme, kad svarbu pats kartojimas. Ir ne veltui Jėzus sakė savo mokiniams, izraelitams, jūs nebūkite kaip pagonis, kurie galvoja, kad būsite išklausyti dėl žodžių gausos. O čia ir yra pagonių religija, viena iš pagonių religijų hinduizmo, kur labai svarbus tas kartojimas, 100 kartų kartojimas. Ir sako, vertingas buvo pats kartojimas. Kuo dažniau, tuo geriau. Vat kaip yra pagonybėje. Taip aš, mažas vaikas, 1000 kartų monotoniškai kartojau tą šitą tekstą, dar nesuprasdamas turinio. Svarbiau negu suprasti mintį buvo teisingai ištarti sanskrito garsus. Tarp kitko, islame pas musulmonus irgi yra taip. Ir todėl jie kartoja arabiškai Korano tekstus, nesvarbu, kad nesupranta. Svarbiausia, kad taisyklingai ištarti tuos garsus. Kaip yra pagonių religijose. Ir hinduizme tas pats. Svarbiausia teisingai ištarti sanskrito garsus. Tai buvo vienintelis mantrų veiksmingumo pagrindas. Mantros, tokios jos atseit garso tikslumas ir tai svarbiausia. O kad tu ten nesuvoki jokio skirtumo. Svarbu tiksliai garsą ištari ir jis jau daro dalyką dvasiniam pasaulyje. Tikrai tikėjau, kad visi tikratikiai hinduistai, kad mantroje slypi pati dievybė, kad ji kūrė tai, ką ištarė, kad net saulė, ją garbinant ir tiksliai ištariant mantrą, sustoja vietoje. Saulė sustoja vietoje, kai tu tiksliai ištardamas žodžius garbinėje. Toliau ėjo, čia dar ne viskas, ką darė tas berniukas kiekvieną dieną, toliau ėjo ryto pamaldos. Maldos patalpoje, iškilmingai mąsliai šventos baimės perimtas, uždegdavau jį, prisigėrusias daktis dėjose, visą dėmesį sukaupdamas į blykčiojančią liepsną, juk pagaliau ji irgi buvo dievas, liepsna. Pagarbiai paėmė sandalmedžio tepalo kiekvieną dievą ir šyvos lingamą paženklindavau čia man ženklu. Sandalmedžio tepalas pripildydavo patalpą ir mintis apie bendravimą su daugeliu dievų kas kartą sukeldavo man stiprią susijaudinimo bangą, beveik kaip lytinio malonumo jausmą. Ir ne veltui Biblijoje yra bendravimas su visokiais dievais vadinamas dvasinė paleistuvystė. Ne veltui. Nes jis iš to pasitenkinimo, dvasinio pasitenkinimo, iš to bendravimo su įvairiais daugeliu dievų, tai jam sukeldavo net kažką panašaus į lytinio pasitenkinimo jausmą. Dvasinė paleistuvystė tokia. Sėdėdamas lotoso poze, atsigręžęs į rytus, gurkšnojau vandenį, šlakstydavau jį, apsivalydamas virš savęs ir aplink save, tokia apeiga. Tada pereidavau prie jogos kvėpavimo pratimų. Šaukdavausi dievybės, kurią pagerbdavau rijasos apeigą, paliesdamas savo aš kaktoje, žastuose, krūtinėje ir klubuose. Tuo savo kūne simboliškai įsodindavau dievybę, kaip kuom jie užsiminėja ir kuom tiki. Jausdavau mistišką vienybę su kiekvienu dievu, kurį buvau pagerbęs.
Sėdėdamas prieš altorių, paprastai valandą praleisdavau giliai medituodamas, visą susikaupimą kreipdamas į nosies galą, kol netekdavau kontakto su aplinka ir mano tikroji būtis pradėdavo tapatėti su ta realybė, kurios pagrindas yra visata. Oi, voi. Trumpai paaukojęs vandenį ir nusilenkęs, nusigręždavau nuo dievybės. Tada išeidavau laukan, valandą garbinti saulę. Ir dar, kiek 10 metų berniukas nuo ankstyvo ryto visko darydavo. Dar valandą lauke garbinti saulę, atviromis akimis ilgai žiūrėdavau į ją ir 100 kartų kalbėdavau Gayatri mantrą, tikėdamas, kad tai gali išgelbėti visiškai atsidavusią sielą. Mylėjau savo religiją. Taip, pagerbdamas tėvo atminimą, žinojau, kad jis turi būti patenkintas. Va, koks buvo. Koks jis buvo. Koks jis buvo. Rabindranathas Maharadžas. Ir tikrai čia dar visai nepanašu, kad jis gali susidomėti Jėzumi Kristumi, jeigu jis taip nekenčia Biblijos, o vis dėlto tai vyko. Ir apie tai sužinosime vėliau. Šį kartą čia jau sustokime, pratęsime kitą penktadienio vakarą. Iki, su Dievu.